Norint sėkmingai ūkininkauti, laiku įvykdyti įsipareigojimus, nustatyti ūkio finansinės krizės užuomazgas bei priimti teisingus sprendimus, turėsiančius įtakos ūkio veiklos rezultatams, būtinas nuolatinis ūkio veiklos vertinimas. Šiuo tikslu Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai parengė projektą Ekonominių bei veiklos sunkumų turinčių ūkių analizė bei problemų sprendimas. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos verslo ekonomikos skyrius yra atsakingas už šio projekto įgyvendinimą bei už ūkių finansinės analizės atlikimą. Į pagalbą taip pat pasitelkti gyvulininkystės bei augalininkystės specialistai, kurie padėjo atlikti ūkių veiklos analizę. Atlikus ūkių finansinę analizę buvo nustatyta, jog ūkininkams valdyti savo finansus nėra itin lengva. Nustatytos pagrindinės problemos buvo tokios, kad sudarydami ūkių apyvartinį kapitalą, ūkininkai per daug drąsiai pasiremė skolintais trumpalaikės įsipareigojimais. Augalininkystės ūkių didžiausia bėda buvo drąsios investicijos ir pradedant tiek chemiją, tiek trąšom ir pasitikint rezultatų, neįvertinant galimos rizikos, kad daug kas priklauso ir nuo aplinkos, ir nuo oro, ir daug investavus kitą kartą gali būti sudėtinga pasimti. Svarbiausia būtų planuoti savo veiklą, pradedant kiekvieno hektaro įdirbimų, paruošimų, susiskaičiuoti, kiek gausis investicijų, kiek išlaidų ir kokį mes galim tikėtis rezultatą realų, o nesivaikyti vien tik tai ten didelių derlių, kažkokių tai aukštų kokybinių parametrų, kad jie gali būti brangesni negu gaunamas pajamas iš to rezultato. Projekte dalyvavo 3 ekonominių sunkumų turintys ūkiai. Specialistai analizavo gyvulininkystės, augalininkystės bei mišrios produkcijos ūkius. Turbūt taip sutapo, kad man pačiam ūkyje atsirado poreikis jau analizuoti iš tikrųjų ir vertinti ir savo pajamas, ir išlaidas, ir daryti išvadas platesnės. Ir tuo pačiu Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai pasiūlė sudalyvauti šitame projekte. Ir jau mūsų ūkiai dabar Lietuvoje pieno ganėtinai taip sustambėjo ir tuos piniginius srautus suvaldyti jau darosi paprastam žmogui, ne ekonomistui iš tikrųjų jau ganėtinai sunku. Todėl iš savo pusės davė savo darbo išvadas ir savo pasiūlymus ir džiaugiuosi, kad galima tais pasitarimais pasinaudoti ir toliau tobulinti ūkyje kokybę, didelius primelžius, geresnius, kaip pasakyti, ūkį valdyti kokybiškiau, bet ir patarimų specialistai į tą pusę taip pat padeda susivokti, kad iš tikrųjų reikia jau skubiai daryti išvadas ir sakykime, pasinaudoti patarimais. Ūkių užklupus ekonominiams problemams ir atsiradus poreikių jas spręsti, projekte sutiko dalyvauti ir Kretingoje įsikūrusio augalininkystės ūkio savininkas. Žinoma, noras sužinoti daugiau apie savo finansinius ir kitus dalykus, kur darau gal klaidų, kur galiu laimėti, ką galiu pakeisti savo sprendimuose ir planavimuose. Ekonominis vertinimas yra reikalingas, patarimais būtinai pasinaudosiu, juos išanalizavęs, žinoma, prieš tai. Ir tikiuosi juos įgyvendinti. Vykdydami plėtrą ūkininkai remiasi skolintomis lėšomis. Nepasverta plėtra bei sumažėjęs investicijų atsipirkimas sukelia ūkininkams veiklos problemas. Šių problemų sprendimui patartume planuoti savo finansus, atlikinėti piniginių srautų planavimą. Šis planavimas padėtų ūkininkams susidėlioti tiek investicijas, tiek gamybos sąnaudas ir pasverti galimas rizikas. Ūkininkams rekomenduojama nuolat sekti esamą finansinę padėtį ir įvertinti galimų sprendimų poveikį ūkio rezultatams.